Labas, šiandien pakalbėsime, ką daryti, jeigu turite per mažą riešų mobilumą ir, pavyzdžiui, atliekant kokius atsispaudimus, jaučiate, kad negalite dėl to atlikti atsispaudimų, nes tiesiog skauda riešus. Arba bendrai tiesiog norite pagerinti jų mobilumą. Tai parodau iš karto pačius geriausius pratimus, kuriuos galite pritaikyti prieš savo treniruotę arba treniruotės metu, kaip apšilimai prieš atsispaudimus ar panašiai. Tai padedam rankas po alkūnėm, po pečiais, su rankų pirštais pradedam spausti į žemę ir jausit, kad su kiekvienu pirštu aktyviai pradedat spausti. Jeigu busit pasvirę daugiau ant kojų, bus lengviau. Tiesiog pasvirkite prieki tiek, kol jaučiat labai lengvo tempimo per riešą. Jeigu pradėsite nuo per didelio tempimo, neturėsit rezultatų, nes tiesiog per daug apkrausit sąnarius ir bus dar blogiau. Tai tiesiog pasidavit, kur vos jaučiat tempimą ir taip dirbat su rankų pirštais. Spaudžiat apie 20-30 sekundžių, palaikot taip ir tada atpalaiduojat ir truputėlį pasvyrat į priekį. Tai yra mes taip padidinam riešo mobilumo amplitudę. Ir lygiai tą patį kartuojam kelis kartus, vėl su rankų pirštais spaudžiam apie 20 sekundžių, tada atpalaiduojam, pasvyram į priekį. Tada galima lėtu tempu truputėlį pasviruoti, rankų pirštais vis dar spaudžiant ir atpalaiduoti, sugniaužti kumštį, prasukti vieną į kitą pusę. Antras pratimas yra išsukam rankų pirštus į vidų, tai yra į išorę, pirštai žiūri kojas, nykščiai į išorę. Ir tada vėl, dabar tik tai atvirkščiai, kuo daugiau pasvirsiu ant kojų, tuo bus sunkiau, lengviau bus pasvirti daugiau į priekį. Ir lygiai taip pat su rankų pirštais spaudžiu į žemę. Jeigu šitas pratimas per daug skausmingas, jį galite praleisti ir pridėti tik tai vėliau, kai jau riešai atsilaisvins truputėlį. Ir lygiai taip pat spaudžiu su pirštai į žemę, paskui atpalaiduoju, svyriu daugiau link kojų ir ta amplitudė po truputį padidės. Tai šitaip mes su šitų pratimų, su aktyvacija mes įgaunam tą didesnį riešo amplitudę. Ir mums svarbu paskui visą tai sustiprinti, kaip ir visada, nes jeigu mes tiesiog ištempsim, tą amplitudę mes greitai prarasim. Ir paskui mes darome pasistebimus, tai veiksmas iš esmės yra toksai, tiesiog mums reikia apkrovos. Tai pozicijai 4, vėl ant kojų pasvyru, bus lengviau, pradedu su pirštais spausti į žemę, pasistebiu, liktai pasistebimus blauzdom, kaip darom ant pėdų pirštų, tai čia taip pat ant rankų pirštų pagalvėlių, ant 3-4, bet kurių pirštų tiesiog pasistebėm. Ir žemyn. Ir šitai padirbam. Tada pasvyram ant rankų, padedam delnus ir keliam rankų pirštus kuo aukščiau. Stenkitės nelankstyti rankų ir dirbam su priešingais raumenim. Ir šitai padirbam, tai 4 pratimai. Dar kartą pakartoju, svyram į priekį, spaudžiam, padidinam amplitudę. Jeigu neskausminga, tada į priešingą pusę, lygiai taip pat padirbam, išsitempiam ir tada stiprinam pasistebimus, keliam delnus ir pasistebimus, keliam pirštus. Tai taip mes įgauname tą savo riešo amplitudę ir tada paskui, kai mes būsim atsispaudime, mūsų riešas jau bus nebe čia, bet po to darbo jisai galės užsilenkti daugiau. Tai čia yra pirma dalis, kaip mes dirbam su sąnariu. Galit padaryti rytais tą mankštą arba prieš savo treniruotės. Dabar kitas dalykas, jeigu, kaip ir su viskuo, jeigu jūs tai padarysite kelis kartus per savaitę per treniruotę, bet jūs visą dieną galbūt sėdit prie kompiuterio ar kažkur šičia dirbat ir bendrai tiesiog per visą dieną jūs prarandat tą sąnario vis tiek amplitudę, vadinasi, jums reikia tai daryti dažniau. Ir tada mes galime į savo dienos rutiną kažkur įterpti sąnarių judesius. Aš esu įpratęs, aš tokių dalykų nedarau, dėl to, nes aš tiesiog įpratęs savo kūną kuo dažniau judinti. Pavyzdžiui, aš filmuoju šitą video, aš galėčiau atsisėsti ant kėdės arba stovėti, bet aš galiu dabar, pavyzdžiui, padirbti biškį su klubo mobilumu ir atsisėdu į tokią poziciją. Okay? Vadinasi, aš stengiuosi išlaikyti savo šitą poziciją, nes jeigu niekada ją neičiau, man po poros mėnesių būtų joje sunku būti. Lygiai tas pats su čiurnų mobilumu. Šičia irgi galiu patupėti kartais, kai darau kažkokius darbus, tai su riešais mes irgi galim padirbėti. Pavyzdžiui, aš kiekvieną rytą einu pasivaikščioti ir vaikščiodamas ir ten noriu pajudinti daugiau kūną, tai aš tiesiog vaikščiodamas darau šitaip su rankom. Į vieną pusę padarau, į kitą pusę palankstau, prasuku riešus ir panašiai. Jeigu sėdite ilgai prie kompiuterio, galite lygiai taip pat laukiat, kol laiškas koks išsisiūs ar dar kažkas, biškį pralankstot rankas į viršų, į apačią, ypač tas judesys, supraskit, kad jum amplitudė dingsta čia. Tai
Tai yra, jums reikia šito judesio, bet ne tik ištempti, bet sustiprinti. Vadinasi, jūs galite sėdint prie kompiuterio, televizorių, žiūrite, tualete sėdit, nesvarbu. Tiesiog įprasti tą judesį padaryti kuo dažniau, bent kelis kartus per dieną. Tai galite padirbti šitaip tiesiog su abiejom rankom, kuo didesnė judesio amplitudė. Arba galite pastiprinti kaip ir ant žemės, bet be žemės. Tai yra pakeliam, su kita ranka traukiu save labai lengvai, vos tiesiog matot centimetrą ir pradedu su kairė ranka spausti, lyg tai tokį pasistebimą darau. Tai pasipriešinimą duodu ir spaudimą. Palaikau vėl 20 sekundžių, atpalaiduoju, padidinu amplitudę ir taip po truputį aš tą amplitudę gaunu ir plius tuo pačiu visada, kadangi spaudžiu iš abiejų pusių, vadinasi riešas ir stiprėja ir didėja amplitudė. Tai pirma dalis, primenu, apšilimo tie pratimai prieš treniruotę, paruošiam savo sąnarius ir antra dalis tiesiog įtraukti savo dienos rutiną kažkokius veiksmus, kad tas sąnarys prajudėtų ne tik treniruotėj, bet visos dienos metu, kiekvieną dieną jisai kažkiek judėtų. Tai tikiuosi padės, gražios dienos.